tau reikia praktiškai. Sveiki, Brytai, kas prisijungėt. Antra diena B lygos čempionatų. Šiandien paaiškės jau visi, kaip sakau, nugalėtojai, kas pereina į A lygą. Sveikas, Arnai, sveikas. Dėkui, Roli. Pažiūrėsim, kas čia bus. Krasavio. Sveikas. Bičių laukas kažkoks. Na, tūpk. Tuo įgelsi, tai taip žinok. Na, pasimtau biškį Red Bullį vaikišį. Tai, dėk. Na. Biškutį, nedaug, atsai. Pasimk, gali čiuoštis. Dėkui. Na. Jau, viskas pasiėmė. Čiuošk. Da, mažai. Давай, на. Что? Geria, короче. Red Bullį, dabar pizda bus. Nu. Neskridu. Jo, dėvi, čia jų pilnas. Jo, čia jų pilna, короче, šitų. Sveikas išplautėjęs. Dabar būt gerai, kad skrisdama kur nors nepramuštų. Gal nors stiklų mašiną, žinai, atsimušus. Čiut geriau, bet nu šiandien šalta jau. Jau šiandien šalta. Sveiki, Brytai, kas prisijungėt, kas dar nepasiekė, pasiekėt. Būsiu labai dėkingas. Jo, atneš skraidys, matysite ten, nes gal svarbu, kad kam nors stiklų nepramuštų, kokiai mašinai. Nu, po biškį matau pradeda judėti, tačiau biškį silpniau buvo, bet jau pradeda judėti. Atvežt pečiuką, jeigu šalta, nešiaus iš paskui mane pečiuką. Jo. Einam, pasižiūrėsim, pasivaiščiosim biškį. Pasižiūrėsim. Vakar Sūduvos klubas labai gerai sudavė vaizdų. Labai gerai sudavė. Kaip kibimas, po truputį pradėjau rinkt, biškį popstoja. Dabar po truputį įsivažiuoja. O pati pradė būna sunki, kol pasistatai tą šušarą. Bet jau kvapai kvėpia, tai kaip skaniai kvėpia. Na, čia nelabai gera vieta šita, bet ką taip. Sveiki. Ką, pagauna? Pagauna, viską gauna. Ai, nu tai gerai, svarbu šitą. Jo, nedafono, čia gauti visus vietus. Ką? Visai normali čia ta vieta. Normali? Tu reikia gauti. Pasimė? Net nedatai. Nedas.
Svarbu kojos greitas. Tai, Ir kažkas nelgsis. nu, šiandien zoną pasimė ir Ryga. Panašu, Juozui geresnis šansas Zaninas. Jo. Geresnė viena šau ir daugiau kačių. Smulkiai gerai lipštė. Kačių šarą negauja. O tai ištraukė kačiukų Juozas. Karšiuką vieną. Na, tai jisai visą laiką pradžiai duoda. Valėliu žino, kad jau gauti. Nu čia kaip aišku, kai gali pinam. Einam toliau. Sveikas, Genadijau. Valėliuos. B lygos. B lygos 4 etapas vyksta. Lemiamas. Jo, Šaras. Sakė, Juozas šiandien turi šansą pasimt zoną. Vakar neblogai pavarė. Žiūrėti toliau, kad įdomu, kaip su ryšiu bus. Vakar tai buvo labai žiaurus ryšys, karačiai nesustvarkė vakar su ryšiu. Nei Italija netraukė karačiai, nei labas. Lietus didelis ir pizda karačiai. Ir pizda karačiai. Ir pizda karačiai. Kaip sekasi? Nu, kam geriau, kam blogiau. Šiandien zonas imsit? Nu, mes tai tikrai neimsim. Ne, nu, Vien bet- kažką nužudysim, tai zoną sėsim. Ne, Martin, jisai teisėjas kaip treneris. Nebloga čia vieta. Galima sakyti vėl kraštas. Jo. Jo, vaikštų. Bet to atvažiavo pastiprinimo šiandien. Stovi pastiprinimas. Sveiki. Kaip sekasi? Sunkiai? Aha. Ne. Ne. Čia, kaip sakau, jų B lyga, žinai, iš jų irgi. Naikis panašių, žinai.
Na jo, ką čia žiūrima, tai čia, kaip sakau, matai asmeniškai, tai čia pornografinė žvejyba. Stulpikė čia. Nu da, suprasčiau, da kokią didesnę žuvį įtraukti, da, bet jau šitą nesąmonę, tai čia visai ne į temą, kaip sakau. Galėtų būti biškai stambesnių tokių, nors tokie visi keptuva tokie kaip delnas. Kuo jūs tokių stambesnis būtų smagu tada. Čia dabar dar tų saulažuvis užpūla, ne, nieko padarys per tas saulažuvis, jeigu sausesnį biškai paduodi jaukų, tai sveikit, priviet, bogi. Sveikas, Erni. Tai kažkokia tragedija realiai. Sveikas. Dėkui. Taip. Dar gali pritraukti, pažiūrėsim. Kaip žaibos, biškai gaudau. Neseniai, kaip jau valandą laiko tuoj bus, žinai. Jau valandą laiko. Ne, netoli, tai kur tau, nieks šešaus negaudo iš toli, žinai. Nieks jaus negaudo iš toli. Nebent kas būna išėję kokios didesnės žuvies, bet tos kuojytės yra, tai tą kuojytę gaudo visi pagrindą. Kaip sakau, į tolimesnį tašką išeina jau tada, kada būna žopa realiai. Susako viršūnė. Jau šiandien matau vyrą apsirengę ir šalta, o šiandien sveikas. Kas vyksta? Nieko, žiūrim, kaip kempiniukas pagauna, jau žiūrim, kaip šešarą traukia, mokinamis, kaip ją reikia gaudyti. Bet čia nesąmonė. Jo varžybos, čempionatas Lietuvos B lygos 4 etapas. Artėjom stovim. Kur čia? Valiliuose ten tų balošakiuose, žinai, kur aplinkelį yra. O tu, Maikalai, ką šiandien nedirbi, polisauji, bet įtariu, kad dirbi, ne? Давай, дešimį vieną. Žuveliuką išėmė.
Supratau. Nežinau, aš vakar dar galvojau varyt žvejot, bet paskui, kažkaip grįžau, aptingau, atsiguliau, nusnaudžiau karačią, prasivarčiau lovų, prašliaudžiau, karačią nieko gero taip nenuveikė. Šiandien Dainiukas išvažiavęs, sėdi prie Jurbarko tilto, bandau karšį gaudyti, tai važiuosiu tenai, jeigu gal į pavakarę, nežinau, karačią. Aš galvoju atsivežęs irgi įrangą, bet reikia, žinai, padaryti, kaip pasakyti. Palaukti iki pabaigos 3 valandą svėrimai, paskui kokia pusė 4 apdovanojimai, žinai, tai parodė apdovanojimus ir tada jau varysiu aš kažkur, nežinau. Jeigu į Nemuną, tai reikės grįžti pasiimti fyderius, aš metodą dabar susidėjęs metodą ir plūdinį. Tu čia dabar kur tai. Jo, biškai, bet sakė, pakrito vanduo, žinai, ne mane. Biškai sakė, pakritęs. Ir vakar sakė, kritęs, tai aišku, aukštokas, žiūrėsim kaip su pagavimu. Skambinau prieš važiuodamas, jis sakė, turėjau po kibimą tų karšinių, žinai, bet dar tipo anksti ten. Taip. O kaip po plokščiais preit, neina. Supranti, vakar reikalas. Neina preit. O čia nebloga vieta. Karšiai dideliam. Kaip gražiai patempė, iš karto kibimas toks pir. Bet ten matyta saulažuvė tokia. Tai jeigu ir neapsent, bet kaip saky, žinai, viskas būna užmušta. Tai dabar telpama, atrodo, vienas tada žmonės, tai esi. Buvo kolega, bet atrodo, vakar važiavęs pasižiūrėti, tai nieko gero, karačią. Dėkui, Sauliau. Kaip Sauliau žvejyba? Tai labai karščių. Pagal
Gavai ką nors, kaip aš išvažiavau? Išvažiavau, sakau, išėjau už laivų. Nu, kaip buvau atėjęs pas jas kaip 5, man atrodo, turėjai. Na, pažiūrėsim, Algis gaudo. Poviliukas duoda pamokų kažkokių. O, tai gražu. Tai gražu. Nu, čia kol kas eina lietus visur pro šoną, gal gerai. Gal nebus lietaus. Čia taip kosmosas, karoči. Tu čia tai, na. Dėkui, dėkui. Sveikas. Taip, čia pasislėpęs. Nelabai ką parodysim. Čia šiandien atšalo oras, tai visi pasislėpę, Maikų nėra. Sunku supras, kuris čia ką sėdi, bet jau plius minus aišku. Tik tiek, o šiais metais tai labai gerai, sakau, kas toj buvo lygoje, tai 5 komandos. Tai labai lengva. Привет, как iš Latvijos. Привет. Labai lengva. Tų dalyvių mažai. Presingu. Спасибо. Dėkui, Dainiuk. Dėkui, didelis. Prisimukas kraštas traukia. Kaip sekasi vakar. Štai labai gerai sekėsi. Vakar zoną ėmė. Bet vietos yra, gal čia atvaryt mašiną. Atsivaryt mašiną, čia užsimest reiktų. Čia vakar kažkas sėdėjo. Šitoje vietoje lynus gaudė su metodu. Vieta laisva. Bet paskui nebus ką prižiūrėti. O ten labai gražiai eina. Tikėkimės pro šoną praėjau jo. Pro šoną visi debesys. To lietaus mums nereikia visiškai. Labą rytą, Juozai.
Kaip sekasi? Manau, bet vien. Ja. Jo, mačiau tą fūrą, tai tipo ratai išlūžo tai fūrai. Galinis tiltas. Tai buvo viena pusė uždaryta, kada čia atvažiuojant nuo Marijampolės pusės Žiedu. Tau žiūrėjau, turi? Mano per 10 minučių atvažiuojas. Gal ne 10. Tu neturi laikrodžio, tai gal ir gerai. Jo. Tai žinau, ką Juozas daro, tai Juozas karšius traukia tokius po pusę kilo. Vieną turi, tada jie dalinį. Aš dar buvau nedavažiavęs iki balos, jau žinojau, kai pagavai karšį. Sunkiai jau šiandien tas oras atšalo, blecha. Orų permainis, kaip sakau, vėjas. O šiandien taip jau be kelnių, čia be megztinių, tai taip sunkiai jau eina. Pabūt laukia, tai atšalo normaliai. Esam dabar reikia nuo galo kažkur, nežinau. Čia per daug sakau, nėra iš tikrųjų ką žiūrėt, realiai. Ta šušara ranka, bet tai sunkiai. Tai sunkiai. Na, šiaip atrodo vėjas, kaip sakyti, į šitą pusę turėtų būt tos šušarų šitai pusėje, bet nelabai. Žiūrėsim. Bet čia man kažkas vakar sakė, kad va tokio oro būna daug tų bigfišų tipų turi pasirodyti. Nu, bus matyti. Pažiūrės Povilą pakalbėti. Kaip Povilai sakės? Ai, sunkuoka diena. Palauk, biškai tą parodysiu iš toliau. Šūnėm. Pasak. Vakar buvo aktyvesnė diena, šiandien sportininkam. Akivaizdžiai matosi, kad gal oras pasikeitė, vėjas visai atsisuko į kitą pusę. Tai kaip ir kol kas pasyviai, bet kiek ryte bando įsivažiuoti. Ne. Kas 20 žuvų turi, kas 15 pirmą valandą. Rezultatai vidutiniai, bet vakar pradžia buvo, iš tikrųjų panašiai. Nu, jo. Aš manau, kad dar įsivažiuos. Ja. Dar įsivažiuos, įsitempuos. Kažkas pasikoreguoja distanciją, kažkas gyvų padavimą, kažkas tiesiog tempą pagreitina. Taip žinių. Taip. Einam žiūrėti. Gal informacijos biškai paviliko. Manau, ta pati pradžia, kaip sakau, sunkoka. Pradžia sunkoka, bet gal bus laiko. Jo, kažkokių svaliuliai. Dėkui, gražiai. Sveikas. Bandau gaudyti, kaip sakau, tą smulkmę. Palaikymo komanda. Bandu, bet dar tik taip, kaip sakyt, valandą laiko, 13 minučių praėjus, kad tiek tai, dar sunkokai.
Man atrodo, eisiu. Ta vietų za priekį gal yra. Žinau dar. Čia būdavo gerų karpių, čia aš vaikystėje pagavęs savo didžiausią, nu kaip didžiausią karpį. Nu, pirmą karpį pagavęs vaikystėje, čia štai buvo ant bulvės, čia tai. Būdavo čia tų karpių, paskui čia buvo toks, neatsimenu net to vardo, savininkas buvo. Čia tai sakė, jam prieš išeinant, nu, taip patėmė tą balą iš jo, tai viską išvalė tinklais, čia. Bet karpių būdavo, tai daug labai čia. Ten kaip tik vareniais lavikų pusė viską, žinai, tai, nu. O dabar ta bala, kaip sakyt, ta bala biškė apleista, ne? Perėjau į valstybės žinias. Tai patys suprantat, kada jinai valstybė, tai vadinasi jinai visų, tai kas gali viską tempia, čia iš tos balos ir. O jinai uždara, tai tų žuvys neužauga per dieną. Reiktų, kaip sakau, gero. Ne, prieš tai, prieš Mureiką dar. Dar prieš Mureiką, dar kurį laiką. Tai. Bus goldfish. Dėkui. Kaip Žilvina? Nebus šiandien ką filmuoti su atveju. Rimtai? Mažai ką. Tai žinai pati. Kaip Žilvina? Nebus šiandien ką filmuoti su atveju. Rimtai? Mažai ką. Tai žinai pati pradžia, kaip sakyt, vakar sakė, irgi tas pas buvo. Ant tų startų, žinai. Siep po kokį kilogramą surinks gal? Vis tik ne. Ne. Ai, tu sa. Na jo. Jo, supratau. Jo, žiauru. Nu tai ten gale pačiam buvau nuėjęs, kur kraštinis sėdi, kur vakar sėdėjau. Jo. Nu tai, sako, per 10 minučių, sako, vieną žuvį. Turėtų būti 10 bent. Ne, kažkaip nežinau. Per daug, nu. Šiandien gal varysiu, nežinau, nesvaizduoju. Jau čia visai vaidas yra. Bet gal pagauni, kur nors jauglio. Nu, tai net neklausiu, tas visai nedomina tam. Tu vis tiek turėtų pagauti, aš taip kažkaip tikiu, žinai. Vasarą turbūt ant tų žiobrių tikėtis nėra žuvų nelabai. Ten matai kaip įdomu. Tas tų jurbarkų, jeigu stoja, tai dingsta viskas, tiek žiobris, tiek karščias. O jeigu kimba, tai kimba ir žiobris, tiek karščias. Tai. Žiobrių Lietuvoj bus. Pagauni, tai navarai tu Lietuvą, nevarai. Ne. Buvau pavasarį, kažkada nuvarė specialiai pasidėti, man, nu aš ten nemoku žvejoti. Matą pornografiją. Žuvį, matai, kurią gaudai. Nu, plius minus jau, bet esmė ta, kad supranti, tu užmetė plūdę, tavo plūdė atėjo čia, tu atsisukė tavo vietoje 5 plūdės stovi čia. Nežinai, kur. Jo, vizijai čia. Plūdės ten reikia labai mažos. Ten gramų realiai reikia plūdės. O aš kaip prieždėbus toks nelabai štai spitrinu paskui toliu tam. O, jie tavo. Jau, kažkai kaip rezultatas. Tai dabar 3 komandos išeina, 2 lieka. 10. Nu, reiktų visas perkelt. 4. Ai, 4. 4 Ai, tu, na, tai 1 lieka. Nu, taip. Ne, bet grįžta. Tai jo. Ne, bet esmė ta, kad, nu, realiai pizda. Tai galėtų išmest tą, kur... Blogiausia. Ne, kur blogai čia. Taigi buvo, jie buvo šiaip.
Nu, bet šneka vieni kiti, kad kitam. Jo, girdėjau. Bet šiemet padarė tas kirvytę, 2 savaitės. Viens brangiausių etatai pagrėt. Jo, girdėjau. Bet šiemet padarė tas kirvytę, 2 savaitės. Viens brangiausių etatai pagrėt. Tai ne vien kad pinigų, bet ir laiko daug kas. Tai. Bet žinai, aš kaip pasakyti, žinai, čia kaip pasakyti, laiko pinigų, bet būtų pasiruošęs. O jeigu prasideda paskui ten, kaip vienas sako, tai aš tai važiuoju, ten būtų pasiruošęs. O jeigu prasideda paskui ten, kaip vienas sako, tai aš tai važiuoju ten krikštynos, tai būtų pasiruošęs. O jeigu prasideda paskui ten, kaip vienas sako, tai aš tai važiuoju ten krikštynos, tai paskui to rezultatų ir nebūtų. Tai girdėjau, čia vienas pasakoja, kad galvoja, gal net dalykai leis, kad... Tai aš girdėjau, bet jau dabar vakar išgirdau, Andrius numirė, jo, numiręs ryšys, kad ateišina. Jau ryšių. Vėjas, kuo didesnis vėjas, tuo prašiau. Dabar jau pamačiau, kas trengo. Išėjau, jau. Pamačiau, kad strigimas buvo. Kažkur pasimsiu trikojį. O kaip jūs, kaip sakau, įdomiausių dalykų ir negirdėjau, ką aš nekėjom, kad čia pastrigo tiesiai. Net paim trikojį, pastatyti kažkur ir pažiūrėsim. Kažkaip keista, atrodo, blecha, šitoks, sakau, amžius, ne, šalia miesto turėtų būti ryšys 100%, bet biški vėjas pakyla, kad čia ryšio nėra. Biški vėjukas pakyla ir pizda. Vakar labai įdomiai šnekėjom, bet gal gerai, kad vakar net negirdėjau. Įrašas neliko, žinai. Kaip kada gerai. Vėl nežinau. Galimas variantas, gal kažkiek trukdo, žinai. Kažkiek trukdau, karačia. Bet man atrodo, mes hebra nelauksim, karačia. Eisim, pasimsim, karačia, platformą. Pasistatysim šalia, o ten yra laisvas sektorius. Apsimesim ant metodų, sėdėsim, karačia, įkalsim karšių tokių po 2-3 kilus. Kaip sako. Bet jau darytas, kad nesimaišyt, nu jo, labai arti, va. Bet yra tarpas, va. Tarpas šičia negalima, bet čia tas plaukiojantis paliktas būna, kaip visą laiką. Čia kukurūzų primėtyta. O čia antukis, va, teliškuojasi. Na, o, čia realiai. Plius minus galėčiau sėsti, va čia už tų švendrių užsimetu. Įtariu. Jau paimsi komandą, man ačiū. Nenori. Va čia užsimetam ir sėdim praktiškai. Mašinai netoli, dar galėčiau atbulą paduoti ir. Kaip sakot, kaip toks planas, jebra? Tinka toks variantas. Mašinai netoli, dar galėčiau atbulą paduoti ir. Kaip sakot, kaip toks planas, jebra? Tinka toks variantas. Einam pabandyti patys pagaudyti. Man čia nedaug reiktų, realiai. Čia kažką atsinešti 10 minučių. Jie tegu gaudo paskui 3 valandą ir aš tiesiog einu 3 valandą, tada parodau svėrimus, viskas.
toks variantas, karoči. O, aš jos ant trikojų pastatau tada. Čia man ryšys pastrigo. Ne, Vycka, čia ne Šakių ežere. Čia Valiulė. Nu, bet galima sakyti, kad Šakių žinai. Galima sakyti, kad Šakių. Taip, šitas trikojas netinka. Šitai. Taip, šitas trikojas netinka. Šitai.